California burning. Tai mes sugrįžtame į Minecraft'o Survival World'ą ir mes sutaisysim optionų šiek tiek, aišku. Taip, ir kažką veiksim dabar. Taip, kadangi mes turim kažką dabar, tai aišku, mums labai mažai duoda maisto bulvę, taip po pusę. Tai mes kažkaip susirasim mūsų hausą ir turbūt valgysim šitos bitlų, nes jie, aišku, geriau. Ne, jie tas pats šūdas. Taigi, pavalgom ir eisim, turbūt pasidarysim geresnį pikeksą. Eisim čiut pasimainint, o po to eisim apsižvalgyti daugiau aplink savo pasaulį. Nes reikia apsidaryti, aišku. Nepaliksim ištyrinėti savo pasaulį, tai taip, metam viską lauk ir varom mainintis. Taigi, gal geriau nesimetinsim, o čiut pasimainysim savo urve. Nežinau, tai bet reikia kaip visada išsijungti autojump, kuris labai mane nervuoja. Taigi dabar paskalsim šiek tiek žemyn, gal rasim kokių resursų paskalę, mes aišku dingsim iš čia. Eisim, apsidairysim ir pasižiūrėsim, ką mes galėsim sukurti. Gražaus ar negražaus, šį kartą žaisim be tekstų peko. Man šiek tiek gražiau asmeniškai yra. Jeigu jums yra gražiau su tekstų peku, tai galėsim pažaisti ir su tekstų peku. Tai dabar truputį pakalbėsim apie tokius dalykus, kaip kodėl aš dedu savo Steam'ą, todėl kad jūs galėtumėt mane pakviesti draugus ir mes galėtume kartu pažaisti CS-ą. CS-ą ten daug ką mes galėtume pažaisti, aišku. Bet tik tais jokių Call of Duty, nes aš nemėgstu tokių geimų. Tiesiog tasai recoilas ir taip toliau. Taigi, nekalbam apie Call of Duty ir toliau žiūrim, tai mes radom porą Ironų, tai visai gerai kol kas, nes nieko neturim, tai dabar yra tik labai gerai rasti tokių resursų. O dabar kalsime savo tokį mainą. Šiek tiek. Taip, nusileisim dar šiek tiek žemiau ir kad turėtume kažką, dabar galėsim kaltis va taip va. Čia bus mano tokios mini kasyklėlės. Taip, taigi. Gali būti šiek tiek lago, nes kompas tiesiog seniai nefilmavo ir negali vėl labai gerai filmuoti. Taigi dar pasižiūrim, ką mes čia turim. Jeigu nerasim dar išmaninę porą blokelių nieko, tai tada grįžtam atgal ir einam apsidaryti. Dabar suskaldom šitą pikeksą ir išeinam. Gaila, nėra jokių resursų. Būtų visai gerai, kad būtų kokie resursai rasti. Tai pasižiūrim, dar galim 9 blokus iškirsti. Radom Ironą kaip tik, ko mums ir reikėjo labiausiai. Tai buvo Ironas. Aišku, mums buvo pikeksas. Taip. Dabar kirsim su ranka šitą bloką ir tada Ironą iškirsim, aišku, vėliau. Bet ne už kadro, turbūt, kad video pabaigoj. O dabar tiesiog paimam ir išlipam iš to urvo ir tiek. Jeigu bus šičia pasimainimo, tai truputį Ironą, aišku, randam, bet nedaug. Labiausiai norėsime rasti deimantų, kas yra tikrai. O, žinoma, naktis ir naktį, galime apsidaryti, pasižiūrėti, ką mes čia turim. Turim daug labai arklių, vėl maistas mūsų, voras, kurį mes atjungsim iš rankos, arba ne, gal geriau bėgsim savo hausą, palauksime, kol naktis pasibaigs, o kai naktis baigsis, mes sugrįšime. Taigi, sugrįšime, kada baigsis. Ir mes turim kovoti prieš skeletoną. Taip, antras mūsų priešas yra Ragna.
Ok, užkilint, kol jinai neišgeria savo potioną. Nuvalom potioną. Ne, nevalom. Man, kodėl man taip beveik gyvybės atsigeneruoja? What the? Taigi, einam šiek tiek apsidaryt, žinom, kur einam. Taigi, čia turim milžinišką, aišku, dykumą. Visai būtų gerai rasti dykumos spawnerį. Taip, čia nepasakyčiau kažkas įdomus. Čia taip. Taigi, žiūrim, čia taip, vėl villages, čia voras, kuris nieko nedaro. Dabar mes turim ateiti čia, o čia turim masalų, kas yra žiauriai. Truputį sugarcane'o. Valgysim potato, kuriuos išsikepėm po naktisėjų. Taigi, toliau apsidairom. Čia dar gaidį skeletoną turim, kuris turi naumis. Tu mažas, čiūčka. Dek. Tu čia manęs nenukilinsi. Taigi, mes ką tik nenumirėm, dabar, kaip matau, mums gyvybės čia porą sekundžių atsikainamas. Kažkas keista. Viskas kaip ir gerai. Taip, turim wolfų šiek tiek. Gal man pavyks vieną iš jų prisaukinti. Mes turim wolfą. Viskas, mes prisaukinom vieną wolfą, kuris tai pagal visą turėtų sekti mus taip. Zombi. Sveikas. Wolfai. Gerai, dabar palauksim, kol vilkas atsispaunant, nes jis turi atsispaunant. Dabar jis pasimetė ir numirė. Kur tas vilkas? Oba. Sek mane. Čia, taip, ateik čia. Varu šunelį. Čia, šuniuk. Taip, čia ateik. Kodėl tavęs čia nėra? Ar ką man tave įstumti? Nu, įstumsim tave. Taip, pabūsi namus. Nuginsi villagers. Taip, lysk. Please, eik. Nu, geras šuniukas. Taigi, čia turim tam draugą, bet neturim kaulų, tai blogai. Turėtume. Taip, turbūt reikės kažkaip, jau gali būt pradėsim daryti asmeninį karvių fermas. Taip, bet pirmą jas užkilinsim. Čia nelakstyk kaip bekurtė. Ir nebėra gerai. Turbūt eisim pasidaryti tvorelių ir tada mes pasidarysim karvių fermą. Taigi nekreipkite dėmesio į šitos durnus garsus. Taigi sugrįžtam po šitų tokių nesklandumų. Ir mes keliaujame pasiimti javų ir pasidaryti fensų. Taip, mums reikės dar dabar daug. Taip, mums reikia medžio ir reikės to. Tai turbūt mes tai. Vau, mes profesionalai. Kaip visada, turim kažką išsikapsint netaką reikia. Taip, susidėsim dabar šitą maistą. Turbūt iš odos pasidarysime tų išplėtėtų. Taip, dabar eisim paskirsim medienos. Nusikirsim medžio, gal tik dabar gėdėm village'imą, taip, dėl to, kad mes radom village'ą, mums nereikėjo statyti papildomą namą. Tai aišku, mes po to jį plėsim, labai daug plėsim.
Bet aišku, ne į orą, nes pasiga labai negražu. Pabandysim jį padidinti, ten visus kiemelius pasidaryti tokius dalykus. Tačiau bandai pasislėpti per reikia. Bėg, ateik čia. Ką tu čia ant medžio laikstai? Taip, skirsim medienos, aišku, kurios man labai reikia. Taigi pasikirtam medžią. Turbūt sugrįšim tada, kada būsim prisikirtę steką. Rastą. Taigi sugrįžtame, susiteko medienos ir dabar mes pasikraftinsim fensus, pasiimsim to, ko mums reikia. Taip, dabar fensus neatsimenu kaip daryti, tai tiesiog paimsim to. Žinau, kad jeigu tikrai reikia. Čia gali būti bus fenskeitai. Jo fenskeitai, tai mums reikia. Taip. Turbūt, kad darysim štai taip. Užteksim tiek, tikrai. Taip, dabar sakyšim visko, ko mums nereikia, pasiimsim javų. Statysim iš karto aptvarą. Kirsim iš rankų. Ne, jau pasidarom. Dėl geriau pasidarom kastuvą. Ir iškirsim visą dirtą. Taip, bus žymiai paprasčiau. Taip, čia bus mūsų toks aptvaras. Turim kartą sauginsim. Tiek aš čia būčiau kažkada tą kalną numažinęs, šiek jis čia man kažkaip nelabai gerai atrodo, tai va. Tai mes čia pagražinsim šiek tiek tokia vietke. Šia langai ir per langą matai dirta, geras visai. Taip, va, apkirtam šiek tiek, aišku. Čia, aišku, bus geriausia sulyginti, nes turi būti sulyginti. Taigi, tuoj dar baigsim, čia dar pralyginsim. Padarysim turbūt arklius kažkaip, bet trauksim, man rodos, arklius reikia betraukinėti su mokom. Jo. Jep, arklius reikia su mokom betraukinėti. Susimarim. Simeniu, o, Jėzus naktis pareina, tai nėra gerai. Tai mes dabar pabandysim tik aptvarą pasidaryti. Ir paviršom svarbiausią dalyką, tai yra nebūtinai mums nereikia, nes susigalvosim, rodos reikia kažką pasidaryti, kad turbūt užsidėsim laiptukus, o per tą pusę išeiti turbūt geriausia bus tai užsidėti čia rankopečius ir viskas, o čia laikysim arklius. Taip. Pradžią. Žinau, arkliai simbolizuoja radžią, baton, visiems nusispjauti, svarbu arkliai, ne radžiai. Tai dabar kažkaip mes čia pagražinės, nežinau. Va. Tai dabar man reikia dar vieną bloką nuimti ir tada jau aišku, tada jau turbūt baigsim šitą epizodą tuo, kad mes čia kursim tokį va. Tokį pasidarysim aptvarą, aišku. Ir viskas, turbūt šiam epizodui bus tiek. Ir aišku, gal tada mes įdėsim iš savo gerom šuniukui. Taigi dabar mes susidedam matymus. Ir susitiksime kitame Minecraft Survival epizode. California women.